pagal mūsų strategiją Lietuvoje kiekvienam didžiausiam mieste turėjome turėti po Inovatį parduotuvę. Ir Klaipėda buvo mūsų toks paskutinis strategiškas taškas. Visų pirma, kaip visada, mums labai svarbu yra vieta, nes norime būti geriausioje vietoje. Tai prasidėjo dėrybos su keletą prekybos centrų. Žodžiu, turėjome pirmą pasiūlymą ir jau tokią žalią šviesą ir turėjome daryti Klaipėdą iš tikrųjų prieš 1,5 metų, bet vėliau dėl pasikeitusių rinkos situacijų sudvejojom ir tada tas projektas neįvyko, nors projektas jau buvo tikrai tokioj finišo tiesiojai. Tada atsitraukėm ir nusprendėm, kad ne, reikia dar palaukti, dar padaryti daugiau namų darbų. Ir po metų vėl grįžome prie tos pačios diskusijos. Per metus laiko daugiau prekybos centrų Klaipėdoje neatsirado, geresnių vietų neatsirado, tai atsinaujinom dėrybą su prekybos centru Akropolis, nes mums buvo labai svarbu būti šalia stipriausių savo konkurentų, toj vadinamai premium lokacijai. Taip gavom tokią tobulą dėžutę, labai gerą parduotuvę, išplanavimą, pagal tinkantį mūsų poreikį, kad būtų kvadratūra, kokios mums reikia, vitrininiai langai, kokių mums reikia, nu ir žodžiu visko to, ko mums reikia. Taip gimė projektas, tada su mūsų ilgametė partnerė Indrė, architektė, pradėjom kurti naują projektą. Ir Klaipėdos Akropolis iš tikrųjų yra unikalus ne tik dėl to, kad yra pajūry arba kad tai yra mūsų paskutinis tos Lietuvoje strateginis taškas, bet dar dėl to, kad čia norėjom padaryti naują konceptą, visiškai naują, bet nenutolę nuo savo pagrindinės tos idėjos, kuri gimė dar Vilniuje panoramoje, tai konceptas Kopa. Pamatėm, kiek daug galime patobulėti, kiek daug klaidų padarėme ir kaip jas ištaisyti, tai Klaipėda, mano manymu, toksai naujausias ir jau arti tokios tobulybės mūsų projektas, todėl kad čia įsprendėme tą lounge zoną daug geriau, kada nebereikia kavos bėgti, daryti labai toliai į sandėlį, turim tokį mažą bariuką ir visą tą lounge zoną, kuri yra labai labai graži. Ir taip pasidarėm naują projektą. Ir Klaipėda yra unikali tiek savo išplanavimu, tiek mes čia turim tokius labai gražius šviestuvus, kurių irgi labai ilgai laukiam. Tai žodžiu, tas projektas mums buvo toks labai labai kitoks, nes norėjom turėti tą testinumą, ką jau pradėjom, bet padaryti jį daug geresnį. Ir nuo pirmos atidarimo dienos, tarkim, jeigu Kaune mums truputį reikėjo laiko įsivažiuoti, tam tikrų mėnesių, kad klientai mūsų atrastų, tai Klaipėdoje tik atidarius duris, iš tikrųjų pajautėm, kad klientai vertina tą mūsų indėlį ir apšvietimą, ir šviesą, ir įrangą, ir remontą, ir kolekciją, ir nuo pirmos dienos mums čia sekasi visai gerai. Bet kalbant apie tą projektą ir vystymąsi, jisai buvo pakankamai sudėtingas šitas projektas, todėl kad mūsų dizainerė, aš moku labai papasakot, ko mes norim. Mes labai norim prabangiai daug visko ir už gerą kainą. Tai dabar mano gale mato tokia siena, kuri iš tikrųjų ir atrodo prabangi, ir yra labai prabangi. Tai pradžiai dizainerė buvo suplanavus čia vos ne visą parduotuvę, tom sienom apklijuot. Tada kreipėmės į savo ilgalaikį partnerį, statybos darbų rangovą. Ir jie sako, nu nežinau, Edgarai, jeigu tu pasirašysi ant šito projekto, tai čia bus brangiausias projektas, kokį esam darę. Išgirdus tą frazę, nu kažkaip norisi investuoti, bet tada suglumom, kad gal per daug, gal kitaip ir ieškojom labai daug variantų. Tai labai smagu, kada komandiškai visi pasižiūrėjo, nėra taip, kad tik tai mes sugalvojom, norim ir visi daro, nesvarbu kiek kainuoja, kad komandiškai pažiūrėjom šitą projektą. Ir iš tikrųjų tų auksinių mūsų sienų truputį pamažėjo parduotuvį, bet pats vaibas tikrai išliko. Ir pasirinkom tą patį rangovą Consolidair, todėl kad tai yra mūsų ilgalaikis partneris ir nežinau kaip kitiem, bet mums labai svarbu atsidaryti laiku. Ir patirtis rodo, kad ir šį kartą parodė, nesvarbu kokios yra problemos, mes aplenkėm laiką ir jau atsidarėm, galėjom atsidaryti net keliom dienom anksčiau, negu buvo planuota. Aš būsiu atviras tiek rangovui, tiek architektai, dizaineriai, visiems terminą daviau nerealų. Buvom su Akropoliu suderinę atidarimą balandžio 11 dieną, o atsidarėm kovo 23. Tai nieks to nežinojo, visi buvo taip truputį, visą laiką uždedi savaitę laiko, bet aš taip uždėjau truputį daugiau, nes mums buvo labai svarbu atsidaryti dar kovo mėnesį, kada tik tai sezonas prasideda. Ir nerealu yra tai, kad visi iš tikrųjų suspėjo ir visi darbai buvo padaryti. Turėjom truputį iššūkių su tom mūsų lenktom sienom, bet ir jos įsisprendė ir šiandien turim rezultatą tą, kurį turim ir labai daug gaunam gerų atsiliepimų iš klaipėdiečių. Įdomu tai, kad mūsų lojalūs klientai, kurie yra buvę Vilniuje, yra buvę Kaune, kad jie irgi vertina tą mūsų indėlį ir tą mūsų naują konceptą. Ir labai svarbu
Labai svarbu ta sinergija tarp interjero ir to pačio įrengimo, kaip atrodo drabužis, nes tas pats drabužis prie geresnio apšvietimo, gražesnės sienos atrodo kitaip. Tai man atrodo, kad mes tuos pagrindinius savo tikslus pasiekėm ir tai rodo mūsų, dar dirbom tik 3 mėnesius, bet visai neblogi rezultatai ir patenkinti klientai.